Tai sveiki visi iš veidų, kažkuriuos mačiau, vardus kai kurių prisimenu, kai kurių mažiau prisimenu, bet dangui susipažinsime, jeigu ką. Aš galbūt taip lėtai, bet tiesiai prie reikalo. Šiandien neturiu kažko tokio ypatingo, nieko, tiesiog noriu pasidalinti savo vidiniu pasauliu, kuriame gyvenu ir suprantu, kad viešpats ir šlovinimo metu jis paprastai turi tam tikrą tikslą, ką jisai nori padaryti mūsų širdyse. Ir mes visi gyvenimuose turim begalę įvairių dalykų, rūpesčių, džiaugsmų, pasiekimų, darbo, problemų su žmonėmis, su bendruomenėm, su įvairių dalykų. Ir viešpats šlovinimo metu jisai visus mūsų daiktus, juos galima įvardinti daiktais, ką mes turim, ką mes pasiekėm, ko mes nepasiekėm, ko mes neturim, tai yra daiktai. Ir jis juos nori atskirti, prieina prie paprasto žemės, juodo žemės dirvožemio ir jį bučiuoja. Tai yra, jisai nori prisikasti iki mano ir jūsų širdies, iki to tikro, kas aš esu. Kada esi tik tai Jėzus ir tu, atmetus džiaugsmus, šlovinimą, darbus, maldas dėl Dievo, viską, bet jisai, kaip jam yra vertė mūsų širdis, kuri gali pagaminti, kuri gali priimti iš Dievo meilę ir gali ją auginti. Ir viešpačiui Jėzui, jam svarbumas yra ne tai, ką mes darom, ne tai, ką mes patyrėm ar ko mes siekiam. Mūsų pats giliausia vieta, kurios kartais mes patys nežinom dėka šurmulio pasaulio, dėka bažnytinio šurmulio, Jėzaus asmeninis dėmesys tau ir tavo asmeninis dėmesys jam. Ir kartais aš pats savo gyvenime daug metų praleidžiau, nežinodamas to kambarėlio, gilaus vidinio kambarėlio, kuriame nebesvarbu, ką tu darai, padarei ar ką tu darysi dėl Dievo, bet kuriame yra viešpaties dėmesys, jis pagauna už širdies, už kertinės tavo centrinės esybės dalies ir ją laiko. Ir labai dažnai aš savo gyvenime neišsileisdavau dėl to, kad apsidengi kaip kopūstas įvairiais sluoksniais, idėjomis dėl darbų, dėl Dievo, dėl žygdarbių, dėl naudingumo, dėl gyvenimo sutvarkymo, begalę dalykų. Ir viešpats turi tam tikrą kelią ir būdą, kaip jisai mus atveda iki tos dalies. Ir jeigu žiūrėti, pats kelias jo pradžia nėra labai gražus ar emocingas ar toks paprastas, kada jisai nori, kad mes atrastumėm tą viduje esantį viešpatį. Ir labai dažnai tenka praeiti pro, mes su tuo kovojam dažnai, bet daugelis praeina pro nusivylimus, įvairius nusivylimus. Jeigu pasižiūrėti į taip, kaip gyvena dabar krikščionys, jeigu įvairiose šalyse, kaip gyvena žmonės, jeigu nusimti kaukes ir atsistoti tiesiai į veidrodį be baimės, pažvelgti į Jėzų ir į save, daugelis iš mūsų susiduriam su nusivylimu, kuris dabar jo tiek daug yra pasaulyje. Mes matom daug neteisybės, negalim išsiaiškinti, kas teisus, kas neteisus, įvairūs karai, įvairios teorijos, daug neteisybės aplink, vieni žmonės daro taip, kiti taip. Ir nusivylimas pasaulyje esančia aplinka, jisai yra ne tik netikinčių dalis, yra ir tikintis, jie nusivilia, kad nebegali, taip kaip buvo mokyti, įtakoti pasaulio, kad pasaulis jame tiek daug neteisybės, kuri žeidžia.
Ir jeigu eiti toliau, kitos durys veda prie kito nusivylimo, kuris ne visada atvirai kalbamas, nusivylimas religija. Ir čia kalba nėra apie blogąją religiją, kaip mes dažnai sakom, va čia ta denominacija, čia religija, o aš nesu religija. Bet religija tai reiškia, daug krikščionių nusivilsta įvairiomis pažadais, teorijomis ir pažiūrėję tiesiai akis mato, kad daug išgydymų neįvyksta, kad prabudimas, apie kurį skelbiama ir skelbia daug, jisai kažkoks netoks, kad krikščionys pavargsta vieni nuo kitų ir pavargsta nuo įvairių taisyklių, nuo sekmadieninių susirinkimų, nuo pirmadieninių ir yra daug tylaus nusivylimo, kada tie, kurie atvirai nusivilsta, jie tiesiog palieka ir išeina klaidžioti po pasaulį, kiti bando susitaikyti ir kalbėti, kad turbūt taip ir yra. Ir tas nusivylimas, jisai veda prie dar vieno nusivylimo ir kada aš pats savo gyvenime ir bendraujant tenka, didžioji nusivylimo dalis, tai nusivylimas savimi. Ir mes tikrai galim pasigirti, kabutėse, įvairiomis klaidomis. Įvairiomis, kaip mokiniai, kada po Jėzaus prisikėlimo jie ėjo nusivylę. Sako, o mes tai galvojame, kad bus va taip ir taip. Ir aš savo gyvenime apžvelgęs ir bendraujant matau, kad daug tokių, o mes tai galvojame, kad Dievas veiks va taip ir taip, jis atveda prie tam tikro nusivylimo savimi. Kad tu galvoji, gal tu nepasimeldėjai pakankamai už prabudimą, gal tu kažkam netaip pakalbėjai, gal tu netaip pasielgiai, gal tu netaip jauti, gal daug. Ir šitos durys jos veda prie paskutinių, prie pačios slapčiausios vietos, iki kurios ir nori prieiti Dievas. Ir tą kiekvienas krikščionis net ištarti gėdijasi. Tai širdžiausioj, giliausiai širdies vietoj slepiasi nusivylimas Dievu. Ir jį baisu išsakyti, jį baisu ištarti vienas prieš kitą. Bet tai yra centrinė tavo esybės dalis, kuri apžvelgus gyvenimą savo artimųjų, šalies, bendruomenės, jinai tyliai turi klaustuką, kurgi tas mano Dievas. Ir kiekvienas, kuris leidžia Dievui atverti šitas slaptas duris ir ateiti prieš jį ne vien su klausimu, bet nuo čia prasideda tikras Dievo ieškojimas. Tik nuo šitos vietos. Ne nuo to, kaip organizuoti bendruomenę, ne nuo to, kaip pastatyti bažnyčią, kaip atnešti problemų išsprendimą su Dievo pagalba žmogui, bet pradėti Dievo ieškoti iš tiesų kaip asmens. Aš daug gyvenime ieškojau Dievo veikimo, kuris niekada man neatnešė laimės. Tarytum bėgi pro varvančią seilę ir matai vitriną, už kurios yra daug gražių dalykų, bet taip ir nepasisotina tavo vidus, jis yra toks pat neramus ir nepasisotinės, nes tave patenkinti gali ne tai, ką Dievas daro, bet pats jis. Ir aš kažkada viešpaties paklausiau, ar tu nepyksti ant mūsų, kad mes ieškom daugiau tavo veikimo negu tavęs. Ir jame nėra jokio piktumo ir jokio priekaišto, bet jis būtent nori ateiti į tavo asmeninę vietą, į tą žemę, kurią jisai bučiuoja, tavo širdies tikrumą, kuriame jisai nori užmegzti santykius. Ir tai yra pirmas kvietimas į mokinystę. Neįmanoma mokytis netrokštant asmens. Neįmanoma sekti paskui Jėzų, jeigu nėra ieškojimo. Ir tas ieškojimas jisai prasideda, kada krikščionys daugeliu dalykų nusivilia ir prieina prie tos centrinės dalies, kad iš tikrųjų aš bandžiau savo gyvenime apdėti širdį įvairiais daiktais,
pradedant prabudimu, pradedant rezultatyvumu, noru būti geru, noru būti mylinčiu, noru turėti sutvarkytą gyvenimą, įtakingą arba kad visi matytų, kad aš vaikštau šviesoje. Ir visi šitie tai nebuvo tikrasis aš. Tai nebuvo tai, ko Viešpats laukia ilgai, kol ateina momentas, kada krikščionis pradeda jisai ieškoti asmens, nepriklausomai kiek tau metų, nepriklausomai nuo tavo patirties, geros ar blogos. Nėra jokių ribų galinčių sutrukdyti ieškoti asmens. Ir aš kartais pagalvodavau, kodėl Dievas leidžia praeiti pro įvairius nusivylimus, kad ieškoti asmens. Ir Viešpats nukėlė į pačią pradžią Izraelio tautos gyvenime, kada jie gyveno laikotarpiu, kada jie labai buvo nusivylę tai, kas vyksta jų tautoje. Jie buvo užkariauti, pavergti Romos imperijos. Ir jokios pagalbos. Nusivylimas išorė buvo didžiulis. Nusivylimas religija buvo taip pat labai didelis. Jie matė fariziejų vaidmainiškumą, kiti net nebandė su tuo kovoti ir suprato, kad tame nėra tikrumo. Ir nemažai buvo nusivylusių savimi, kaip ir Petras po susitikimo su Jėzumi sako, Jėzau, pasitrauk nuo manęs, nes aš nusidėjėlis. Ir būtent tokiu metu buvo apreikštas Mesijas, buvo apreikštas Jėzus. Ir kodėl tie, kurie ieškojo, kurie atmetė šitos daiktus, išorę, save, dar kažką, jie galėjo atpažinti Jėzų. Dėl to, kad Jėzus, jis atėjo ne toks, kokio jo laukė. Jis atėjo ne toks šlovingas, kokio jo laukė. Jis atėjo ne toks didis, kokio jo laukė. Ir jie klausė, ar čia tu, ar mums laukt kažko kito. Ir savo gyvenime, kada po tam tikro laiko Viešpats pradėjo rodyti savo prioritetus, kas jam yra svarbu. Ir pasirodo, jam svarbu labai maži, paprasti dalykai. Tavo šeima, tavo santykis šeimoje su bendradarbiu, tavo žaidimai ir santykis su vaikais ir su 2, 3, 4 žmonėms, kuriuoms tu gali rūpintis ir kurie tave myli. Ir aš uždaviau Viešpatie, ar man laukt kito, ar čia tu. Nes jis atėjo ne toks išsipuošęs, kaip aš jo laukiau. Su didžiulė šlove, su didžiuliais stebuklais, darbais. Jis kaip ir tada ateina paprastas, kuklus, su barzda, kurį atpažinti žydams buvo neįtikėtinas papiktinimas. Tai ne tas, kuris turėtų ateiti ir išvaduoti visą tautą, kuris turėtų sutvarkyti religinį gyvenimą, kuriam turėtų rūpėti Jeruzalės šventykla, bet jis tyliai vaikščiojo iš namų į namus, ateidavo ten, kur būdavo buitinės problemos. Kažkam uošvė serga, pas kažką vyno vestuvėse trūksta, pas kažką sūnus numirė, pas kitą dar kažkas. O jo laukia Jeruzalė. Jo laukia, kada jis pagaliau sutvarkys, ateis ir viską paaiškins. Ir net mokiniams ir Jono mokiniai, žiūrėdami į Jėzų, jie kovojo su tuo, ar čia ta didybė, kurios mes laukiam, nes jis per daug paprastas. Ir aš savo gyvenime po nusivylimų būna atpažįsti savo ganytojo balsą. Nes jis gerasis ganytojas. Ir aš uždaviau klausimą, ar man laukti tavęs kitokio prabudiminio Jėzaus? Ar tu terliosies su mano širdimi ir mano gyvenimu, mano smulkmenom, mano buitim? Ir jis nori būti kiekvienoj detaliai. Ir dėl to jo prioritetas, jo tikslas yra tu ir jis. Ir tai yra
pati pradžia. Aš anksčiau daug galvodavau ir suprasdavau apie Jėzaus mokinystę, būti Jėzaus mokiniu. Ir man tai asocijuodavosi su įsitraukimu į kuo daugiau tarnavimų, neturėjimu jokio gyvenimo išskyrus malda, pasninkas ir susirinkimų lankymas ir viso savęs pašventimas Dievui. Ir supratau, kad mokinystė tikra yra ne, kaip aš dažnai galvoju, mes kartais akcentuojam tai, ką mes mokomės, kad galima mokytis dalyvauti seminaruose, kaip išvaryti demonus, kaip gydyti ligonius, baigti Biblijos mokyklą ir žinoti, kaip viskas nuo A iki Z buvo, kaip teisingai pastatyti bažnyčią, kaip suorganizuoti tarnavimus, kaip visa kita. Bet ten yra kalba apie mokymasi iš asmens. Ne iš žmogaus, bet asmuo tavo viduje, jis pradeda mokinti. Ir aš negaliu mokytis iš to, kurio aš nesiekiu. Dėl to daug gyvenime laiko, kurį aš vadinau mokinystė, jinai buvo mano mokymasis iš žmogaus. Ne tai, kad žmonių man nereikia, bet šaltinis tos mokinystės nebuvo mano vidus. Tai buvo darbai, tai buvo veikla, tai buvo tam tikri dalykai, bet tikras mokinys atsiranda jis, kada jisai pradeda trokšti asmens ir va čia prasideda pats įdomiausias dalykas. Prasideda kelionė su juo ir mokinystė, kur yra vidinė. Vidinė mokinystė iš asmens, nes yra Paulius daug rašo, sako, taigi jūs išmokote iš jo. Ir Dievas sako, jūs pats išmokė mylėti. Vadinasi, mane moko ne pastorius. Aš nekalbu, kad pastorių nereikia, supraskite teisingai, bet šaltinis yra asmuo antgamtinis. Ir jeigu aš jo nesiekiu, aš prašaunu su mokinystė, aš mokausi išorinių dalykų, aš mokausi iš žmogaus. Ir rezultatai gali būti taip pat labai matomi, bet vidinės mokinystės jos gali ir nebūti. Ir kaip tyrose atsiranda šaukiančiojo balsas. Sako, ištieskite viešpačių kelius. Tai yra širdies troškimas. Mano gyvenimas sausas. Aš noriu tikro šaltinio, tikro viešpaties. Ir jisai Jono Evangelijoje yra parašyta vieta, kur apie šventę Jono 7 skyriui reiškia, Jėzus sako, paskutinę didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė. Tai buvo didžiulė minia, šventė, labai graži, religinė, viskas pagal, kaip užrašyta žodyje, kaip sako, pagal žodį. Jokių problemų su žodžiu. Bet Jėzus šaukė kiekvienam. Sako, kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūš gyvo vandens upės. Ir kitur Jėzus sako, kas trokšta, tai ateina pas mane. Reiškia, manyje atsiranda troškimas, kuris turi mane vesti ne į darbus, ne į bendruomenę net, bet į asmenį. Troškimas, kuris yra kaip paraiška tikrai mokinystėje. Ir kaip visur, aš savo gyvenime labai nustebau, kad Jėzus jisai labai yra asmeniškas. Jis tikras žmogus ir tikras Dievo sūnus. Jam kažkas patinka, jam kažkas nepatinka, jis būna verkia ir jis gali juoktis ir juokauti. Jis tave pažįsta ir nori, kad tu jį pažintum. Turbūt nėra didesnės dvasinės palaiminimo ar mokinystės, kaip atsiradęs užsimezgęs santykis su savo išgelbėtoju, kuris labai tavęs nori, kuris nori daeiti iki tavo širdies, kurioje ta centrinė dalis, tai yra, kuriame
kurioje tu įsileidi Dievą ir leidi Dievui tave mylėti ir leidi pasikliauti juo. Ir aš dažnai galvodavau, kad seka turėtų būti tokia, jeigu Dievas pradeda tave mokinti, tai pirmas dalykas, ką jis pradės mokinti, tai jisai tave paprašys tarnauti. Ir šiandien aš atsimenu bažnyčiose, kada atgimsta nauji krikščionys, tai pirmas dalykas yra, kaip padaryti, kad jis kažką dėl Dievo darytų, kad jis būtų naudingas. Ir yra daug mokymų, kaip įdarbinti krikščionį, kad jis būtų aktyvus, neveltėdis, kad jis kuo daugiau būtų aktyvus bendruomenėje. Ir kaip aš supratau, mes dažnai pradedam ne nuo to galo. Pirmas dalykas, kurį Dievo dvasia per santykius su juo pradeda mokinti, jisai visiškai kitoks. Pirmas, ką jis pradeda mokinti, tai yra ilsėtis. Ir jeigu pastebėsit po įvairių kritimų, po įvairių ieškojimų, nusivylimų, jeigu krikščionis prieina prie asmens, pirmas dalykas, ką jisai pradeda mokinti, tai būti įvestam į poilsį jame. Tai yra labai nepopuliaru, tai labai nėra efektinga, nes poilsis jame tai nėra gulėjimas ant sofos. Poilsis jame tai yra nusiraminimas nuo savų darbų. Ir jeigu krikščionis pradės tarnauti Dievui nenusiraminęs nuo savų darbų, jisai daug darys savų darbų. Ir jie bus, be abejo, juos galima įvertinti, juos galima matyti. Nes tai, ką mes mokam statyti tik tai, kas matoma. Mes galim suorganizuoti salę, mes galim sukviesti žmonės, mes galim lankstinukų pagaminti, galim į maldas eiti, galima daug žodžio skaityti, galima melstis už ligonius. Sąrašas trumpėja ir turbūt, bet niekas iš mūsų neturim sugebėjimo ugdyti žmogaus vidų, apjungti meilę, tikėjimu, atnešti realų santykį su Dievu. Šitoj srity, kaip sakoma, būna iškelia rankas ir sakai, aš pasiduodu. Va tą galiu, bet šitos statybos aš negaliu. Ar tu gali atverti žmogaus širdį? Nieks negali, o Dievas gali. Ir dėl to, kada krikščionis pradeda ne nuo to galo pirmą mokytis tarnauti Dievui, jisai nenusiramina nuo savo darbų. Dėl to labai atsiranda daug įvairių izmaelių, nusivylimų ir savimi. Ir dažnai sako, aš tiek daug dėl Dievo dariau. Aš taip stengiausi ir ne tik dėkingumo iš žmonių nesulaukiau, net ir iš Dievo. Kaip tas sūnus sako, net avinėlio papjauti, net ir to niekada nepasiūlė. O Viešpats, kodėl jisai ilgą laiką moko krikščionį ir aplamai visa Evangelijos prasmė, Seno testamento sandoros ženklas pagrindinis, tai yra šabo poilsis. Poilsis neatskiriant vieną dieną savaitėje, bet nusiraminant nuo savų ambicijų, nuo savų darbų. Ir tai yra pati esminė mokinystė, kurioje krikščionis keičiamas ir jo ambicijos jos dingsta, jo, kaip Mozė, jo planai, jo didybės manija, jo padarysiu, pasieksiu dėl Dievo, taip ir taip, jie kažkur imsta. Nes krikščionis mokomas ilsėti su Dievu. Ir šitoj vietoje tikra mokinystė yra, kad tai yra mūsų sprendimas. Kaip Marija sako, jinai tai pasirinko. Jos niekas neprivertė daryti to. Sako, jinai pati pasirinko ilsėtis ir suprasti, kad poveikis Jėzaus žodžio jos vidui yra žymiai svarbiau už tai, ką jinai daro dėl Dievo. Ir tai yra pirmas ženklas, kad mes pradam turėti santykį su Dievu, kada jis pradeda kalbėti apie poilsį, pradeda kalbėti apie asmens pažinimą. Poilsis, jisai skiriamas pažinti tą, kuris tau tą poilsį atnešė. Antra pamoka, kuri taip pat nėra labai populiari ir dažnai nesuprantama, įvedęs į poilsį, Dievas krikščionį moko
būti paslėptam Dieve. Mes gyvenam visuomeniai, kurioje labai norime pasirodyti, kurioje labai norim būti takingi, vieši, matomi. Ar nesvarbu, ar prieš pasaulį, ar prieš vienas kitą, bet tas aktyvumas, jisai būtinai turi būti matomas. Ir dažnai krikščionis kovoja su tuo, nes Viešpats įveda ir sako, aš noriu paslėpti tave Dieve. Tai nėra savęs diskvalifikavimas, tai nėra savęs nurašymas ir uždarimas į kambarį. Tai yra atėjimas į santykį su Dievu, kuriame slypi vienas iš pačių rečiausių palaiminimų, kokį man tenka girdėti, kad kas ragauja. Bet kurį Jėzus ragavo 30 metų. Šis palaiminimas, jisai skamba taip, kada Jėzus po 30 metų atėjo, prasivėrė dangus ir tėvas pasakė, tai yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš mėgaujasi. Kada mes esame paslėpti su Dievu, mes pradedam ragauti palaiminimą, kada Dievas mėgaujasi tavimi ir tu mėgaujasi juo. Prieš visus tarnavimus nėra nieko svarbiau, kaip įeiti į tai. Kad tu nepradėtum, aš pats suprantu, kad Viešpatie, aš negaliu meluoti ir ignoruoti, man tavo šlovė labai patinka, ypač jeigu kiti mato. Aš negaliu to paneigti, manyje tas pasimėgavimas yra. Ir Viešpats, jisai žino tai, bet jis turi savo būdą, kaip tave mokyti. Ir antras dalykas, ką Jėzus 30 metų sako, jis buvo paslėptas. Nieks nežinojo, kad čia Mesijas. Jis augo malonę Dievo akise ir žmonių akise. Ką reiškia žmonių akise? Jis turėjo gerus santykius. Žmonės pirkdavo iš jo gal kokį ir darbelį iš medžio padarytą, bet augimas išmintimi ir malonė žmonių akise reiškia, kad Dievas skiria tą laiką ne šiaip savęs izoliacijai, jis moko paprastai bendrauti. Bendrauti, kuriame nėra efektyvumo principo. Aš dažnai žiūrėdavau, kad aš bendrauju ir laiką skiriu daugiau tiems, kur yra kažkoks rezultatas. Kam bendrauti su tuo, kuris ištisai bėdoja? Arba kur jokių rezultatų nebus. Ir labai dažnai pirmas dalykas, kur Dievas švelniai atgręžia ir mokina, tai tavo šeima ir artimieji. Mes dažnai per prabudimą, per kitus dalykus pradedam svajoti apie tautas. O mūsų šalia esantis, jie pirmieji raško vaisius. Jie artimiausi yra. Ir jeigu žiūrėti į visų tų vadinamų Biblijos prabudimų istoriją, visi prasidėdavo prie šulinio. Kaip sakyt, prie kur dažniausiai atsirasdavo ir būsima žmona ar būsimas vyras. Ir Mozė, kada sako, buvo galingas darbais ir žodžiais. Pasišventimo lygis neįtikėtinas. Nusprendė paaukoti ir apginti savo tautietį, galvodamas, kad va taip ir išprovokuos Dievo veikimą. Jo pasišventimas. Ir kartais mes galvojam, kad jeigu aš labai pasišvęsiu Dievui, Dievas pradės veikti. O gali jis išvis nepradėti veikti. Mano pasišventimas ne Dievo darbui, bet asmeniui yra. Ir Jėzus, Mozė atėjo prie šulinio, nusivylęs viskuo. Faraonu, tauta, bažnyčia, galime sakyti, savimi ir sėdi pavargęs. Ir čia ateina prie to šulinio, šulinys visada rodo gyvenimo tėkmę, iš kuo tave Dievas maitina, ateina ir jis mokosi būti tėvu, vyru, ganytojų avelių, be jokių didybės manijų. Ir ilgai, aš kažkada galvojau, Viešpatie, aš sutinku 1 mėnesiui. Bet paskui, kad 10 metų būtų prabudimas. Ir labai dažnai santykis su juo, jisai vedamas prie to, kad tu tampi po truputį vis laisvesnis. Tu laisvėji nuo sąlygų, kuriomis dažnai apsikarstum.
aš pasišvęsiu tau, darysiu, kadangi noriu, kad įtikėtų mano artimieji. Noriu matyti tavo stebuklus. Noriu ilgai gyventi, noriu gerai gyventi, noriu matyti Dievo šlovę. Ir tos sąlygos, tie raiščiai, jie paskui krenta. O Viešpats dažnai paklausia, o jeigu nieko to nebus? Ir tu iškeliausi pas mane nieko nepamatęs. Aš atsimenu, kada išgirdau šitą klausimą, aš nustebau ir paklausiau, ar taip galima? Ir Viešpats sako, aš leidžiu mylėti mane be sąlygų. Nebėra jokių sąlygų. 100 žmonių, 1 žmogus, nėra žmogaus. Sunkumai, nesunkumai. Tai nereiškia, kad tu tampi robotu, tu toliau gali ir verkti, ir juoktis, ir bet tu pradedi įsikabinti asmenį, kuris yra toks patikimas, kuris niekada tavęs nepaliks, nepriklausomai kiek tau metų gyventi čia liko. Ar tu jau suspėsi tą šlovės traukinį, paskutinį vagoną, ar liksi, ar dar kažkas. Atsiranda visiškas saugumas. Ir ta antra dalis, poilsis ir būti paslėptam Kristuje, atveria slaptą palaiminimo šaltinį, kur Jėzus sako, iš jo vidaus plūs gyvo vandens upės. Tai yra, kada tu pradedi pažinti asmenį ir šalia esančius. Mokaisi bendrauti ir pradedi būti palaimintas Dievo pasimėgavimu. Ne tavo darbais, bet mėgavimusi Kristumi, kuris yra tavyje. Ir tas be galo atgaivina, suteikia didžiulius sparnus ir laisvę. Ir į šitą palaiminimą Dievas moko, bet labai dažnai krikščionis jisai priešinasi tam, nes tai nėra labai matoma, tai nėra labai efektyvu. Aš supratau, kad Jėzui ekonomikos dėsniai jam nelabai patinka. Mažiausiom sąnaudom didžiausią rezultatą. Tai yra, visada skaičiuoji, kiek aš įdėsiu ir ką gausiu. Ir čia dažniausiai vertinama tik per santykį. Tu gali nieko negauti, bet turėti Jėzų. Ir ta mokinystė, jinai yra vidinė. Dievas gali veikti per žmogų, per bendruomenę, per visą, bet visų pirma, Dievo žodis įrašytas tavo viduje. Ir trečias, ką jisai pradeda mokinti, poilsis, būti paslėptam jame. Ir trečias, tai yra pažinti jį. Tai yra pažinti asmenį, kuris nebeužrašytas doktriniškai, bet kuris kvėpuoja. Aš iki šiol kartais pagalvoju, tai ko gero didžiausias šokas, kad yra prisikėlęs asmuo. Jisai mirė, bet jis prisikėlė su ta pačia oda, su kaulais, su jausmais, su viskuo. Ir jisai kalba. Jisai nėra robotas. Jam kažkas patinka tavo gyvenime. Jis gali nusikvatot, susimdamas už pilvo. Jo humoras yra labai švelnus ir nežeidžiantis, atstatantis. Ir tas pažinimas, jisai užtikrina vieną iš svarbiausių dalykų. Kartais aš pats savęs paklausdavau, kame yra mano saugumas. Ir kai kam saugumas yra doktrina. Va čia yra labai geras mokymas ir aš saugus tame. Va čia yra geras pastorius, gera bendruomenė, aš saugus tame. Va čia teisumas yra irgi saugu. Bet daug kur yra, kad didžiausias saugumas yra tai, kad tu pažįsti asmenį. Nėra didesnio saugumo. Tada tu nebūsi vėjų nupučiamas arba išsigasi ten kažkokios nelaimės ar dar kažko. Yra parašyta rašte vieta, kad tą dieną, čia berods Jeremijos knygoj rašo 31 skyriui, bet tokią sandorą aš padarysiu su Izraelio namais. Toms dienoms praėjus, aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų ir įrašysiu jų širdis. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada ne vienas nemokys savo artimo ir nebesakys savo broliui, pažink viešpatį,
Jie visi nuo mažiausio iki didžiausio mane pažins. Tai nėra pažinimas, kuris sako, aš žinau apie jį. Šiandien mes gyvenam informacinės pertekliaus visuomeniai, kurioje, kaip aš dažnai sakau, apaštalai ir pirmieji krikščionys nusigriaužtų nagus. Jie tiek neturėjo, tiek doktrinų nežinojo, nieko nemokėjo. Jie 300 metų net užrašyto žodžio neturėjo. Bet ateini, nėra Biblijos, nieko nėra. Seną testamentą ir tai kainuodavo atsinešti. Bet jie pažino tą asmenį, kuris prisikėlė. Ir paskui pasirodo, kad žodis atsiradęs, jis tik patvirtino, kas yra viduj. Dėl to pati saugiausia vieta tai yra pažinti jį. Kada per įvairias gyvenimo situacijas, vidinę mokinystę, tu kartais jo žvilgsnis pasako daugiau negu žodis. Jo kažkoks, jisai taip rūpinasi tavo gyvenimo smulkmenom, viskuo, kas tik tai jis domisi tavo gyvenimu. Ir aš dažnai anksčiau galvodavau, skirstydavau į dvasinį laiką ir nedvasinį laiką. Dvasinis laikas skirtas Dievui, tai yra malda, yra Dievo žodžio skaitimas, yra bažnyčios lankymas arba susirinkimų tarnaimų lankymas. Visa kita tai yra nedvasinis laikas, kuris Dievui jokios naudos. Ir jeigu aš turiu darbą 8 valandas ir jame žiūri kompiuterį, kuriame skaičiai ir ten nėra parašyta Jėzus, tai aš prarandu visą gyvenimą. Jeigu dar aš miegu kažkiek, tai mano Jėzui laikas skirtas yra labai nedaug. Ir tada ateina pamokslas, sako, pasišvęsk labiau Dievui. Ir tuoj duombaziai pradeda suktis, tai man reikia didinti šitą laiką. Reikia didinti maldos laiką, žodžio laiką ir eiti daugiau tarnavimų. Nuo ko aš nuimsiu tą laiką? Be abejo, nuo šeimos. Be abejo, aš prasčiau dirbsiu. Gal Dievas mane aprūpins. Ir aš pasišvęsiu jam, mažiau miegosiu. Ir va čia yra ta klaida, kada Jėzus jis yra tik tai toje veikloje. Bet gyvenime, kuriame yra paprasti santykiai, kurie nesikeičia, jie gali būti tokie patys, vaikai gali vienaip ir elgtis ir kitaip elgtis, bet čia panašu kaip sutuoktiniai, kada jie ilgą laiką gyvena, jie pradeda vienas kitą pažinti. Ir taip atsiranda darnios šeimos. Kaip daug kas sako, va, jeigu nori išvengti problemų šeimoje, vienintelė sąlyga – kalbėkis. Vyrai labai nemėgsta kalbėtis. Sako, turi viskas savaime išspręsti, o moteris, sako, vyras turi atspėti tai, ko žmona nori. Ir tada nėra pokalbių, nėra bendrų širdies dalykų. Ir čia va dažnai tie prioritetai, jie truputį pas viešpatį skiriasi. Bet pirmiausia, aš kaip sakydavau, pirmiausia, ką reikia krikščionį, kaip sakiau, išmokyti tarnauti. Kai pradedi tarnauti, mokinti, reiškia, kiekvieną reikia įjungti kažkaip, kad nebūtų pasyvumo salėje. Tada galvoji, reikia mokinti girdėti Dievo balsą. Ir tada pradedi eksperimentuoti. Ką tu girdi, ir gali būti daug košės makalošės. Dėl to, kad dažnai krikščionis pradėjęs nuo tarnavimo tarnauti tam, kurio nepažįsti, gali pritarnauti. Tada balsas Dievo, jisai atspindi mano troškimus, atspindi mano svajonės, mano baimės. Ir pabaigoje tas balsas turėtų įvesti į prabudimą. Pas viešpatį viskas atvirkščiai. Tarnavimas tai yra paskutinė grandis. Pati pradžia tai yra teisinga širdies pozicija ir santykis su juo, kurį mokindamas jisai 2 dalykus pagrindinius padaro. Jisai pašalina tavo darbus, kurių tu nebenori. Jisai išmokina tave mėgautis juo ir tai yra narkotikai stipresni už Dievo darbus. Dievo darbas, jisai pakelia sparnus,
kada matai, jeigu žmogui kažkas gerai, išgyja ar ką, tau truputį pakyla sparnai, bet yra stipresnis narkotikas, kur yra mėgavimasis juo ir jo mėgavimasis tavimi. Tai yra saugiausia vieta. Tada krikščionis, jeigu jisai leidžiasi mokinamas į asmeninę mokinystę, va čia prasideda Dievo vedimas. Kada tu pažįsti asmenį, tu pradedi suprasti jį, girdėti jį. Ir tada atsiranda Dievo vedimas. Mes labai Dievo vedimą suvulgariname ir paverčiam tam tikrų komandų išgirdimu galvoje, komandų, kad tau Dievas pasakys, ką daryti. Bet labai dažnai jisai net nenori, kad tu kažką darytum. O tu lauki, Dieve, ką daryti? Ir tyla. Ką daryti? Nėra. Dievas sako, iš vis nieko, čia ne apie darymą, apie mane. Ir Dievas jisai labai nori būti užkalbintas. Jisai taip nori bendrauti, kad jis pirmas neištveria ir užkalbina tave. Kada Domas prisidirbęs jau pasislėpė už krūmo, ką daryti su juo, jis taiginiais, pilnas baimiai. Ir Dievas sako, Domai, kur tu? Ir kaip ir jis nežino, kur Domas. Užkalbink, išeik iš to krūmo, pradėk kalbėti su manimi. Aklasis ateina, tai ko tu nori? Pasako. Kitam sako, o kaip tu manai, kaip tu skaitai? Pasakyk, kaip tau atrodo. Vat yra taip ir taip. Gerai pasakėjai, arba čia blogai pasakėjai. Ir jisai labai nori dialogo, vidinio dialogo, kuris nėra tam tikrų balsų kakofonija, bet tam, kad pradėti dialogą, pirmiausia, tai yra nusiraminimas nuo savų darbų, kada ambicijos, jos pailsi, planai, jie atidami į šoną ir atsiranda poilsis, atsiranda paragavimas Dievo, labai stiprus ir labai skanus. Tada darbai, jie nebe tokie skanus, bet jie išplaukia iš santykio ir jau po dvasios vedimo, tada jau atsiranda Dievo siuntimas. Dievo siuntimas, tai mes dažnai mėgstam, kaip aš kartais sakau, žiūrėti Jėzaus lavoną, užrašytą žodį logosą, kuris guli skrodimo, reiškia, būsenoj ir tu jį skrodai ir sakai, ant kurios rašto vietos man stovėti. Ir žiūri, kur čia dabar aš stovėsiu, ant kurios čia dabar aš kovosiu. Aš kovosiu dabar, kad gyvensiu 120 metų, nes parašyta. Tu pradedi maldas, kovas, visą. Ir čia, aišku, ne ta kova. Jėzus, jisai, sako, fariziejai, sako, jūs skrupulingai, aš turbūt dar toli gražu iki to skrupulingumo, kokį jie turėjo, jie troško surasti amžiną gyvenimą, jie labai studijavo. Bet sako, nenori ateiti pas asmenį, nenori ateiti pas mane. Ir Dievo žodis, jisai pradeda, jisai kalbėti. Sako, kas mane tiki, kas turi santykį su manim, nes tikėjimas yra išklausimo, tai nėra doktrina, ant kurios tu stovi kaip ant negyvos rašto vietos, bet tai yra santykis. Sako, iš jo vidaus pradės kažkas judėti, kažkas tekėti, vesti tave. Ir aš anksčiau galvodavau, kad jeigu jau Dievo vedimas, tai tu išgirsi, siunčiu tave į tą ar tą šalį. O tuos, aš kaip atsimenu, po kritimo į Papua Gvinėją važiavau, tai važiavau kaip turbūt čia dabar visi laukiniai pamatys iš nežinomos Lietuvos didį Dievo vyrą. Ir tada tai Dievas siunčia. Koks aš laimingas buvau. Kaip aš šypsojausi lėktuve, Dievas mane didingai šloviai pagaliau. Nes aš buvau kritęs, dabar man Dievas pamokino. O ten tuščia. Tuščia, kol po visų pasiskundimų Dievui, kodėl jisai, ar čia toks krikščionis turi būti? Aš atsimenu, jam grumojau, pažiūrėk, ar čia krikščionis, ar čia ta krikščionybė, kur stebuklai vyksta, kur nieko nevyksta. Kai tai pavargai, visiškai pavargai, atsisėdi, net Biblijos nebeskaitysiu.
Viskas. Dėl viso ko dar vieną atsiversiu, taip pasižiūrėsiu. Ir viešpats prabilo. Sako, aš ne visada vedu į Dievo darbus. O kaip tai ne į Dievo darbus? Aš vedu tave į dykumą, kad tu surastų mane. Ir aš supratau, jo visas dėmesys, jokia ekonominė kalkuliacija. Laikas praleistas nieko nedarant, kadangi teliko nebuvo. Socialinio gyvenimo nebuvo, kur galėtum išeiti kavinę, visur nesaugu. Tu sėdi vienas be bendravimo kambarėlį. Bibliją turi ir 2 kanalus. Vienas iš jų adventistų, kitas žinios. Ir aš išmokau visas adventistų, pamokslą ten apie tą patį ten būdavo, pamokslaudavo apie tą statulą, kur. Ir ką daryti? Taip nėra ką veikti. Ir tarytum kažkas stovi šalia, sako, tai gal pasikalbam. Galvoju, bet čia taip mažai, čia taip žema, čia taip neužtikrinta. O kokia iš to nauda? Tai dar man užtruko keletą metų, kol aš klausiau, o kokia man iš to nauda viešpatie, jeigu aš pasišnekėsiu su tavim, o tu nekalbė apie Dievo šlovę. Ir aišku, Dievas atveda iki tos būsenos, kada ne tai, kad jis tave kaip nors prievarta kažką daro, jis žino, kad pats saldžiausias dalykas yra jis pats. Dėl to jisai sako, valgykit mane, valgykit. Tai labai stipriai atgaivina. Ir kada siuntimas atsiranda, kažkada viešpats prabilo, sako, ar tu matei, kad aš ką nors siųsčiau į dangų? Nėra. Dievas niekada nesiunčia aukštyn, bet jis visada siunčia žemyn. Kada tu ateini ne savo vardu, tau jokios naudos, bet dėl santykių su juo, tu eini iš meilės, bet tai yra ne aukštyn. Tai nėra kažkas, kad dabar Dievas tave siunčia į šlovę. Dėl to, kada mes girdim apie Dievo pašaukimą, jis mus pakelia, nes Dievas šaukia į dangišką savo pašaukimą, bet kada mes apie siuntimą, jisai kalba, ten jisai siunčia žemyn, kur nėra tavo šlovės, kur nėra labai kažko ypatingo. Ir jeigu pažiūrėti Jėzaus gyvenimą, to meto žmonių akimis, tai nebuvo sėkmingas gyvenimas. Trumpas, iš jų 30 metų aplamai be veiklos, mėgavimasis Dievu. Ir 3,5 metų tiek lūkesčio įelektrinto, tokie lūkesčiai iš visų, net iš Jono Krikštytojo. Ar jau čia tas? Ašgi skelbiau, kad panašu, kaip jis daro, kad čia ne tas. Pasiunčia mokinius, jūs paklauskit, ar čia tikrai tu? Ir mūsų gyvenime paskui ateina ramybė. Kad ar tau laukti kito prabudiminio Jėzaus, ar tavo gerojo ganytojo, kuris neapribotas prabudimu, kurio nereikia laukti. Kartais būna krikščionys sako, dabar tas laikas, tai yra nėra Dievo neveikimo laikas ir mes laukiam, kada Dievas pradės veikti. Ir tai yra didelis pražiopsojimas milžiniško Dievo veikimo, kuris veikia ne taip šlovingai, bet jis ateina. Ateina pas Zachiejų, papiktina kitus, ateina į tavo buitį ir džiaugiasi tuo, kad tu radai parduotuviai gerą jogurtą, kurio norėjai visą savaitę. Ir kartais jo rūpestis smulkmenom tau gali išspausti ne vieną ašarą. Ir suprasti, kad jam rūpi tavo darbas. Jisai, kada tau sunku, nereikalauja iš tavęs superherojiškumo, bet kartu būna. Kartu atgaivina, bet visada tu jausi, kad bus antgamtinis padrąsinimas. Tai nereiškia, kad visą laiką tu vaikščiosi išsprogusiom akim iš laimės ir aleliuja, aleliuja, šlovė, visiškas šventumas ir dar. Tai tu taip pat gali būti ir sulinkęs, ir paraudoti, ir būti tikru.
Mes dažnai užsidedam taip vadinamą, kai kas jau tai vardina kaip charizmatinę kaukę, kada tikėjimu darom viską, ko norim. Ir net toks priežodis yra, jeigu nepavyksta, imk tikėjimu. Ir tikėjimas jisai suvulgarinamas iki principo ir Jėzus uždaromas į dėžutę vertybė. Čia yra krikščioniška vertybė. Arba Jėzus pristatomas kaip doktrina. Tai yra dėžė uždaryta doktrina. Tu ją išėmi ir darai kaip nori, bet jis yra karalius. Jis daro, ką nori. Ir dažnai mes karalystę įsivaizduojam kaip laimingą gyvenimą čia žemėje. Karalystė be karaliaus yra tuščia. Karalystės pagrindinis asmuo yra karalius. Jo norai, jo dėmesys. Ir aš paskutiniu metu supratau, kad karalius labai nori būti karaliumi. O karalius, tikrasis karalius, jisai tarnauja. Jisai labai nori mums asmeniniam gyvenime patarnauti. Nebūtinai sekmadieniais bažnyčioje. Patarnauti kiekvieną dieną. Leisti jį priimti į buitį, į santykius, kurie gal prigesė, į paprastus pasikalbėjimus, kad pažinti jį. Ir tada, kada ateis laikas, jeigu ateis, Povilas jisai sako ir kalba apie mirusių prikėlimą, daug ką kalba ir sako, ar tai darysim, jeigu Dievas leis. Mes dažnai, baigiant aš tokį principą, kažkada galvojau, kad karalystės raktas, dažnai tai yra, mes naudojam tą karalystės raktą, kaip gyventi joje pagal pasaulio principus. Pasaulis, tai jisai viską tokį principą turi. Išbandyk ir jeigu veikia, tai yra gerai. Surask priežastį. Jeigu sugedo variklis, tu ieškai priežasties, ją sutvarkai ir pradeda veikti. Jeigu kažkas ten gyvenime nesiklosto, išanalizuoji, pažiūri, kodėl neveikia ir kad veiktų, išsprendi. Ir su šituo raktu karalystėje mes nieko negalim. Ir tas žodis, kad jeigu aš išstudijuosiu maldos principą, ar Dievas pradės veikti, tai yra principas iš pasaulio. Ką daryti, kad Dievas veiktų? O jis ima ir sako, aš nenoriu veikti. Ir pagrindinis raktas tai nėra principas, ką daryti, bet principas, tu visur eini per raktą, tai yra santykis su karaliumi. Jėzus ir yra raktas. Ir tai gali būti absoliučiai neefektyvu, absoliučiai ne pagal, net ir žodėje yra, tu gali imti rašto vietą šiandien vienokią, o gal yra kitokia. Ir kiekvienai situacijai tu gali surasti, kokią nori rašto vietą. Ir vienas sakys, aš radau tokią, o aš radau tokią. Ir čia tai nėra tikėjimas, tai yra savitaiga. Ir dažnai krikščionybė paskutiniu metu pristatoma kaip pozityvus mąstymas, kas tai nėra krikščionybė, kad tai laimingas gyvenimas. Visų pirma, žvelgiant į tai, ką turėjo pirmieji krikščioniai, jie daug ko neturėjo, buvo tokie kvailiai. Jeigu pažiūrint pagal doktriną, pagal tiek, kiek mes pamokslų įvairiom temom galim prisižiūrėti ir per vieną savaitę išmokti viską, jie nieko neturėjo. Net vietos, kur galėtų susirinkti 200 žmonių. Namai nebuvo dideliai. Jie rinkdavosi tai pas vieną, tai pas kitą, bet iš kur jį buvo, kad jie buvo laimingi, nes ten Jėzus taip pat veikia. Jisai sako, paskutinės vakarienės metu jis įspėjo mokinius, sako, jūs jau manyje, pasilikit manyje. Ir aš anksčiau suprasdavau manyje, žodis reiškia, kai krikštytas dvasia šventąja, tu taip pliumpt, Jėzus kaip su štrauktuku prasiskrent, tu čiukšt ir tu jame. O ten jisai nei aukos nėra, dar nėra aukos už nuodėmes, nei šventoji dvasia išlieta, sako, jūs jau manyje. Ir tas žodis manyje reiškia, mes jau 3,5 metų bendraujam kartu. Jis sako, po mano prisikėlimo, jeigu perfrazuojant,
nebandykit iškart bėgti ir skelbti prisikėlimo. Nes jums nieko nepavyks. Reikia tęsti bendravimą. Jeigu ir toliau pasiliksit ir mes bendrausim, tada viskas bus tvarkoj. Ir jis įspėjo, sako, bet truputį mūsų bendravimas pasikeis. Aš išeinu, atsiųsiu šventąją dvasią, dabar jūs manęs taip nematysit šone, bet būsiu aš jumise ir jums svarbu taip pat kaip vaikščiot su manim ir manęs klausėt, žiūrėjot, ką darau, kopijavo, darėt, viskas bus tas pats. Ir Jėzus per 40 dienų visai bandė mokinius perorientuoti į naują bendravimą. Jis vos tik tai mokiniai atpažindavo, pradingsta. Kad jie sako, taigi mūsų širdis degė. Taigi, tai sako, vat, mokykis. Tai išmokino bendrauti, kad gali Dievo žinia ateiti per asmenį, kuris, nėra populiarus. Dėl to pirmosios žinios geros atėjo per moteris, kurios emocingos, nežinia ką pamatė, pajautė, pašneka. Moteris sako, palikit jas ramybėj. Ateina kiti, o kodėl Jėzus iš karto negalėjo oba? Ir jisai, sako, mokino juos karalystės, mokino, kad bus bendravimas kitoks, mes galėsim bendrauti. Ir su amžiais, su laikais bendrystė su Jėzumi, ji tapo nuvertinta, paslėpta kaip neefektyvi. Ir mūsų visuomenėje mes gyvenam vakarų civilizacijoje, kurioje efektyvumas ir naudingumas yra vienos iš didžiausių vertybių. Jeigu žiūrėti įmonė turi darbinti žmogų, kad apsimokėtų, kad iš jo paimti visą tai, kas geriausia ir paskui palikti į pensiją. Visur žiūrima, kaip efektyviai pragyventi, kaip išnaudoti laiką, galimybę, skubėti. Ir dėl to krikščionybėje labai sunku, nes bendravimas su Jėzumi jis nėra efektyvus. Bendravimas su juo nereiškia, kad išsispręs visos tavo problemos. Ir aš anksčiau Dievo dovanų norėjau, kad palengvinti savo gyvenimą ir kitų. Kam tau terlioti su broliu seserimi, tu tiesiog paimi Dievo dovaną, uždedi rankas, sakai, atsistatyk, te visos tavo problemos įsprendžia, Jėzaus vardu, amen. Ir nei bendrauti reikia, nei kalbėti, nei ką, laimingas išeina. O dabar tu turi ir klausti viešpaties, ir galvoti, ir kalbėtis, ir ateiti, ir paverkti, ir pasijuokti, ir visa ko. Negi negalima visko efektyviau. Ir kartais, ir viešpats, mes kartais žiūrim kaip į efektyvumo tokį monstrą, kur aš anksčiau irgi galvodavau, jeigu girdėčiau Dievo balsą, įsivaizduoji, yra problema, Jėzau, ką daryti? Suk į dešinę. Tu eini. Kurį darbą rinktis? Vat šitą, gausi tiek ir tiek. 2 metus padirbsi, paskui baigsis. Ok. Ir tu toksai tampi robotas, kuris klauso komandų, bet širdis nesikeičia. Dėl to Dievo kalboje visada bus, kaip sovietmečių būdavo tokie tualeto langai, tokie biškiai pridažyti. Dievo kalba, jinai pakviečia, kad tavo vidus įsitrauktų. Bet jinai sako, aš savo vidaus nenoriu įsitraukti, man tu pasakyk, ką daryti. Taip ar ne? Ir čia pradedi skanuoti. O viešpas Petrui siunčia kažkokius ruplius, 3 kartus. Aiškumo dėliai galėtum pasakyti, atei žmogus, eik, nebijok, dabar pagonys gali, jie švarūs. Dabar galvoti. Ir Petras sako, pradėjo mąstyti, ką čia tie ropliai, ką čia reiškia. Ir mūsų gyvenime, kada ateina santykiai, mes gaunam tokius pakvietimus. Pakvietimus, kad mūsų vidus sakytų, aš noriu įsitraukti šitą dalyką. Jėzus yra labai gerasis viliotojas. Mes esam jo nuotaka, o jis vilioja. Jisai moka merginti. Taip švelniai, kad jis praeina pro šalį ir mokiniai, o gal pasiliko, nors nepažįsta, kad Jėzus. O kodėl Jėzus sako, aš turiu su jumis šiandien pasilikti. Jis nori, kad jį pakviestų kažkas. Jam irgi skauda, kai juo netiki. Mes galvojam, kad jis monstras, kuris neturi jausmų. Jisai 100% žmogaus sūnus. Jam skauda, jam kažkas patinka.
Ir tu pradedi pažinti po truputį, kad jam patinka, kaip sako, šlovė jo nesugadino. Jis buvo nuolankus, kuklus, o jau kai šlovė, kai prikėlė, dabar tai parodė savo. Ir jis toliau švelniai vaikšto, tyliai, šlovingas, ateina ten į buitį kažkur. Vienintelį supratau, Jėzus labai nemėgsta reklamos. Nes jis pats yra asmuo, kuris nori būti pakviečiamas, jis nori būti mylimas be išskaičiavimo. Jau žmonės, jeigu du gyvena ir sako, vedybos iš išskaičiavimo, šiaip vyras gerą mašiną turi ir darbą turi ir panašu, bus saugus gyvenimas. Ar tam vyrui, jeigu išgirstų, taip jam širdį sakytų, tiek to yra, kaip yra. Ko gero, keletą naktų gal ir ilgiau nepamiegotų. Sako, aš su tavim gyvenu, nes man labai gerai, aprūpini. Jėzau, tu atsakai visas mano problemas. Vos tik pasimeldžiu, atsakai. Ir žmonių daug ateina. Ir Jėzus, jisai neįsižeidžia, bet jis sako, aš vesiu tave, kad tu pamiltum mane taip, kaip aš tave. Nes aš tave myliu ne dėl to, kad tu atgailą padarėjai. Ne dėl to, kad tu patarnavai, pasimeldėjai. Dėl to, kad aš pamilau tave dar prieš tau atsirandant, aš jau mintyse laukiau tavęs. Ir aš, kaip sako, Dievas pagavo Paulių, sako, aš esu nutvertas. Bet kaip Jėzus nutveria mus, kai mes pamatom Jėzaus aukos turinį, bet ne išorę. Sako, daugelis gyvena kaip Kristaus kryžiaus priešai arba, sako, Kristaus kryžiaus turinys yra. Ir tas turinys nepaprastas dėdė nukryžiuotas, subarzdotas ir šalia dar du. Paulius tą turinį jisai suprato kaip niekas kitas, kadangi jis toks buvo nevertas. Skaitant rašto vietas, kiek jis persekiojo, kiek moterų, vyrų uždarė į kalėjimą ir to pasiekoje galėjo žūti. Sako, jis buvo jėgos, sako, temdavo. Ir kada išsiliejo tokia malonė ir Jėzaus auka, sako, prieš mano akis, atsiturinys Jėzaus meilės. Jis viską žinojo ir kantriai, jis sako, jį pagavo. Dabar sako, aš noriu pagauti už Jėzaus kertinės ašies, už jo širdies gelmių. Pagauti, suprasti, koks jisai, kaip jisai myli, kaip jisai veikia, nepriklausomai nuo nieko. Ir tada tu įsigabini tikrą inkarą, kur jokie mokymo vėjai nenuves į šalį. Tai baigdamas aš suprantu, kad ir žodžio pasidalinimas, ir pamokslavimas, jie yra skirti kaip kanalai, kur viskas yra tavyje. Ribų bendrystėje su Dievu jų nėra. Yra ribos stebuklam, yra ribos prabudimui. Tai nepriklauso nuo mūsų noro. Sako, jis norėjau prabudimo ir bus. Ne. Pirmas prabudimas, kada čia buvo, atėjo, nelabai kas jau ten jo prašė, norėjo. Užtekdavo įsižioti visiškai kvailam ir įtikė. Ir tu supranti, kad jis gali norėti, jo planai, jis gali apreikšti ir pasakyti, bus tada, bet esminis tai yra tų ribų tavo santykiams, nepaisant koks nuobodus tavo gyvenimas, kokia prasta buitis ar kiek tau metų, nėra ribų. Tu gali ragauti medų ir pieną į tą pažadėtą žemę, kur yra tavo viduje. Ir paskutinė vieta, kurioje mes pradam ieškoti Jėzaus, tai yra mūsų vidus. Nes daug yra pagundimų jo ieškoti internete, jo ieškoti užrašytam Dievo žodyje, bet ne kaip asmenyje, ieškoti veikloje, ieškoti geruose darbuose. Ir sako, kaip ir Jėlija sako, ir tas praūžė, ir tas, bet ten nebuvo jo. Ir tu supranti, kad tai jis veikia, bet čia ne pats jis, aš noriu pačio jo. Bet kada mes sąžiningai ateinam prie šitos sprendimo, jis nėra iš mūsų. Dievas žino, jisai veda kiekvieną iš mūsų. Jeigu mes pasiduodam, prieinam ir jisai pagamina tą, sako,
jeigu sėji pomidorą, gimsta pomidoras, jeigu Dievas sėja savo meilę, gimsta jo meilė, ne mūsų. Dėl to va, ta vieta, tas poilsis, pasislėpimas jame, paslėpimas tiksliau jame yra ta vieta, kur jis nori, kad tu maitintums ir ragautum tą tikrumą ir tu saugus tame. Nieks negali, nei rezultatai, nei blogi rezultatai nebegali nupūsti. Ne tavo klaidos ir suklupimai, kurių bus, jie atstatys. Dievas visada tave atstatys, visada padrasins, paguos, nes tu trokšti jo. Bet Judo ir Petro atvejai, jie tokie kartais ir panašus, ir tokie skirtingi. Ir vienas, ir kitas išsižadėjo. Bet Petras, jisai, kur jis sako, daugiau beiti? Tu turi gyvenimo žodį. Net ir man kritus, Jėzus pasimelė, kad jis nepabėgtų, kad tau net ir padarius milžinišką klaidą, tu gali ateiti pas jį. Jam svarbiau yra, kad tu esi jo vaikas. Ir jisai tau atleis, jis jau tau atleido, čia daugiau tau pačiam to atleidimo reikia, susiprasti. Ir atstatyti va, tą santykį. Bet aš manau, kad paskutiniu laiku, ypač dabar, ką Jėzus akcentuoja švelniai, tyliai, be reklamos, kad jis nori ateiti vakarieniauti. Paskutinės bažnyčios, didžiausias deficitas raciono, sako, visko turi. Gali pasigirti, žiūrėk Viešpatie. Mums kaip ir, kad ir ateisi tu į žemę, bet mums ir taip gerai. Gali ir neteiti. Ir tą turim, ir aną turim, ir šitą turim. O Jėzus bažnyčiai sako, bet yra deficitas, kurio, jeigu tu pagalvotum, nėra. Sako, niekas su manim nevakarieniauja. Neturi santykio. Vakarienė rytų kultūroje tai yra didžiausio intimumo ir apsaugos dalykas. Tai yra, ten nieks nieko nedirba. Ten yra dalinimasis vienas kitu. Ir pergalė prieš drungnumą nėra didesnis darbų skaičius. Tai yra vakarieniavimas su Jėzumi. Ir Jėzus paskutiniai bažnyčiai sako, jeigu tu suprasi, kad tu ne tai yra svarbiausia, ką turi, bet deficitas, aš tau patariu, atsiranda patarimas. Ir sako, jeigu tu išgirsi balsą, bažnyčia paskutinių laikų negirdi jo balso. Dėl to pagrindinis yra balsas, kuris tavo viduje, ne tai, ką turi, ką darai, kaip tau pasisekė, kokiu rezultatu. Ir aš pastebėjau bendraujant, dažniausiai seilė nutysta, jeigu kažkas pradeda dalintis. Vat Jėzus pasakė, vat Jėzus padarė. Ir tu supranti, vat toks jisai, aš noriu jį pažinti. Tu matai, kad deficitų laikai. Nors gali būti daug išgydymų, gali būti daug visokių dalykų, bet šitas deficitas, kuris traukia, jį labai nori Viešpats duoti. Ir tai yra, kaip būna apreiškimo knygoje, tai yra raktas prieš drungnumą. Aš anksčiau galvodavau, kad jeigu drungnas, tai tu toks biški be emocijų, toksai pasako ateikit tarnavimą, tu gal aš čia į parduotuvę nuveisiu, gal patostogauti išvažiuosiu, tai čia jau prigesęs krikščionis. Bet jeigu tu visą laiką ant bangos, ant jo emocijų visą, o čia sako degantis. Ir kaip tada nugalėti? Tai tu galvoji, reikia dabar, aš užsirašysiu tarnavimus, dabar jau kaip tarnausiu, kaip darysiu. Ir Viešpats sako, ne, tegul nutyla garsai, tuk, tavo viduje. Jisai kalbina tave. Ir tada sako, va čia yra pergalė prieš drungnumą. Tu atsisėdi ir priešo akivaizdoje jis padengia stalą. Ir žiūrėdamas į visas savo gyvenimo problemas ir neatsakytas reikmes, tu vakarieniauji su Jėzumi. Jį valgai, o jis valgo tavo tikėjimą. Tikėjimas, kuris mūsų dėmesys jam, tai ne tavo darbai, bet yra dėmesys. Ir sako, žiūri, kad tu nebedrungnas. Kad tu gal ir nieko nepadarei, gal ir nieko neturi, bet turi tą. Tai aš tikiu, kad Viešpats ir kviečia mus nebijoti šitų dalykų. Nebijoti bendrystės su juo, kuri yra labai reali, bet jinai yra užkasta, jinai kaip tas dirvožėmis,
kurį bučiuoja Jėzus, jam tai yra prioritetas. Ir norisi tuos prioritetus su juo kaip sako, viename lygmenyje, nes aš galiu kartais nepastebėti, ką jis daro mano gyvenime, jeigu aš žiūriu taip, viešpats čia veiks, o jis veikia čia. Ir tada būna valingi žmonės ištveria, sportininkai labai ištveria, kurie su štangom daug dirba, tai jie pratę prie priėjimų, kad ir kenti, bet tu vis tiek už Lietuvą maldą, vis tiek už tą, vis tiek tą. Ir kurie Petras turėjo stiprią valią, sako, jie tai gal ir neis, bet jau ne aš. Aš nusprendžiau savo valią sekti iki mirties. Sako, seksi vėliau, bet su tokiu požiūriu nelabai. Ir kitas sako, paskui jis jau seka vedamas, ne pats veržiasi, bet vedamas. Ir tai yra lengva našta, švelnus jungas. Tai tokie dalykai, kaip jūs čia pagal tą scenarijų, ką jūs čia toliau baliavojat, ar toliau kažką daro, tai čia tokie kaip ir pabaiga skaitosi. Tai, klausimus? Ai. Aleliuja. O Dieve. Žinot, po tokio žodžio Viešpaties. Kas yra Gerimantas? Gerimantas yra įstikindas. Indas, kuris gyvena gyvenimą. Ir gyvena ne savo gyvenimą, bet nori gyventi Viešpaties gyvenimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas savo vardas ir teateinė tavo karalystė. Ir jin ateina nepastebimai. Ir žmogus pradeda kalbėti, ta karalystė yra. Todėl, kad gyvenimas yra vidinis. Aš galvojau, taip irgi klausaus Gerimantui, sakau, Viešpatie. Skaitos ne viena aš gyvenu tokį gyvenimą, kurį, taip norėčiau gyventi. Visko yra gyvenime. Visko yra. Paminėsiu vieną, buvau nesenai tokiam vyrų susirinkime, aš trumpai labai. Buvau vyrų susirinkime tokiam, žinot, ir mes bendravom apie Dievo baimę. Kas tai yra Dievo baimė? Žinot, kiekvienas iš mūsų iš čia atsakytumėt nuoširdžiai, kaip jūs galvojat, kas tai yra. Ir viskas gerai. Kiekvienas tokių kalba palei savo tikėjimą ar įsitikinimą. Ir nedaugiau. Ir vienas brolis, jis taip paėmė, o paklauskim dar vieno. Paėmė, jungė telefoną, aš taip daugiau tik supratau, kas čia taip kalbės dabar. Jungė telefoną ir klausė dirbtinio intelekto. Taip. Klausė, o ką tu manai, kas yra Dievo baimė? Ir tas dirbtinis intelektas jis aiškina. Ir mes visi sėdim ir klausomės. Ir taip sako, kaip ir mes kalbėtumėm. Kad Dievo baimė ten iš Biblijos, tai buvo taip sprendžiama, yra taip daug tų teorijų, bet daugiausia taip galvojama. Ir taip aš klausaus. Ir taip klausausi, sakau, ir man toks klausimas, o dabar aš jo paklausiu. O kaip tu manai, aš taip be nieko staigiai jo paklausiau, to dirbtinio intelekto. O kaip tu manai, ne taip, kai į tave ten įdėjo, o ką tu manai? Ką tu manai? Ir jis vėl kitaip atsako. Ir bendravimas. Ir nebuvo, kad jis ten neteisingai atsakytų. Bet aš taip
man staiga taip atėjo, Viešpatie Dieve. O kas už jo yra? Už to dirbtinio intelekto. Kas už jo yra? Kas jis? Jis yra niekas. Jame yra žinių bagažas. Taip, vat aš jums, žinokit, kai susiradau, po to aš pasižiūrėjau, apie tą dirbtinį intelektą ir aš taip, palaukit, kur aš čia įsirašiau? Čia labai daug man čia reikia. Palaukit, tuoj 1 minutę. Kur aš čia buvau įsirašęs? Tuoj, palaukit, 1 minutę. Aš noriu pasakyti. Susiradau. Kur aš čia daugiau supratau ir parėjęs namo, taip įsiverčiau, pasižiūrėjau, kas tai yra. Ir dirbtinis intelektas, yra mašinos gebėjimas, kažkokios gebėjimas, kuris yra panašus, taip Google aiškina, žmonių galimybės. Panašus į žmonių galimybės. Tokias kaip argumentavimas, mokymasis, planavimas, kūrybiškumas. Dirbtinis intelektas leidžia techninėms sistemoms suvokti savo aplinką, susitvarkyti su tuo, ką suvokia ir išspręsti problemas, siekiant konkretaus tikslo. Suprantat? Ir aš tai pagalvoju, kiek? Wikipedija sako, dirbtinis intelektas. Bet koks dirbtinis sukurtas intelektas, čia tas, kas ten sukūrė, apibrėžia dirbtinį intelektą kaip sistemos sugebėjimą teisingai ir interpretuoti išorinius duomenis, mokytis iš jų ir panaudoti tokias žinias, kad būtų įgyvendinti konkretūs tikslai, uždaviniai, lankščiai juos pritaikant. Kaip mes panašus į tuos dalykus? Kaip mes taip norėtumėm gyventi krikščionybėj? Taip, kaip tas dirbtinis intelektas ir nieko savyje neturėti. Ir aš pagalvojau, juk čia ir yra didžiausia šio laiko problema ateina. Tai yra šventosios dvasios pakaitalas. Aš dar norėjau jo po to paklausti, o gal tu papamokslausi mums papamokslausi mums, sudėliosi pamokslą, pavyzdžiui, apie Dievo baimę, apie tikėjimą, apie bendravimą ir jis pakalbėtų. Bet kas jis? Kas jis? Jis niekas. Niekas. O mums Kristus davė dvasią. Dvasią, kuri yra mumyse. Ir dvasia jums primins, jums kalbės, jums nereikės nieko. Nesakau, kad nereikia ruoštis, nereikia žiūrėti, nereikia imti, bet ji bendrystė. Ji jums primins, iškels, kalbės. Tai yra santykis, į tai eis iš tavo vidaus. Iš vidaus. Tai, ką Gerimantas kalbėjo, Dieve, aš taip klausau, sakau, Viešpatie Dieve, duok mums tos jėgos. Tos jėgos, ne mano, tavo. Bet, žinot, nėra, aš galvoju, susitinki žmogų, stipriausią pasaulio žmogų, ne? Naktį, kai tamsu, jis pats stipriausias. Ne, baisu tau. Bet jeigu tu jį pažįsti, tau saugu. Tau saugu. Sakai, jis eina su manim kartu. Dieve, kaip tai brangu. Tai, ką kalbėjo Gerimantas, Viešpatie. Ta karalystė nepastebimai. Tegul jin čia būna mumyse. Tegul jin auga mumyse. Turim šventąją dvasią. Patepimas mumyse, jis taip pat moko mus. Taip pat mus moko. Patepimas.
Bet tai turi būti. Tai turi būti tavyje. Jis duoda, bet tavyje tai turi būti. Augti. 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 Ir aš dar pastebėjau vieną dalyką. Va dabar daugiau negu 30 metų mes kartu su Viešpačiu, su mano žmona Jolanta. Taip ir šeimoje tas pats, mes turim kalbėtis. Kiek Viešpats pravedė mano gyvenime. Kiek pravedė mus taip pat, pro visokius dalykus, kaip bėgai, kai įėjai. Aš galvoju, reikėjo šito, tikriausiai reikėjo. Bet ateina laikas. Ir tu turi visą tai palikti. Buvom vaikai, elgiamės kaip vaikai. Ir buvo gerai. Ir aš galvoju, kaip gera, kai aš šiandieną galiu pasisodinti savo vaiką šalia savęs ir su juo pasikalbėti. Ne vien tik apie tai, ko jis nori, bet papasakoti jam, jau galiu savo vaikui, ko aš noriu, kas mano širdį yra. Suprantat, kaip taip yra gera. Ir tu daliniesi jau su vaiku. Atėjo laikas, jau gali su juo dalintis, jau jisai supranta, sako, tėti, o kas tau patinka, o ką tu nori. O man taip, man patinka taip, su tavim kalbėtis, su tavim eiti. O Dieve, va toks žodis, kurį Gerimantas kalbėjo, kai Viešpats įdeda į širdį žmogaus žodį ir jis susietas su juo integralumu, žodis, kuris atitinka jo vidinį gyvenimą ir tai, kai jis kalba. Tai ir yra Dievo tikslas. Dievo tikslas pasiekti. Va taip jis pasiekia mus. Taip jis keičia. Jis taip mus keičia. Angliškas vertimas ten sako integrity. Integralumas tai reiškia visiškas nepasidalinimas savo vidaus ir tai, kad tu kalbi, ir taip, kaip tu galvoji. Va čia yra branda. Ir daugelis nustoja augti tik dėl to, kad tie nesusipratimai, kurie įvyko mūsų gyvenimuose, kada mes nebematom, galvom, turi būti stebuklai, jų nebematom, turi būti tas, jų nebematom, mes nusiviliam, nebesuprantam. Tada klausiam Dievo, einam, bet tada reikia permastyti, tada reikia sugrįžti, permastyti, pasižiūrėti pradmenis, pasižiūrėti, kalbėti su Dievu. Ir tada tu kyli. Ir kai vos tu jau nebesupranti, kodėl taip nevyksta vienas dalykas ar kitas tavo gyvenime, kodėl jis nebevyksta, kodėl tu čia Dieve taip arba taip nebedarai, kaip aš supratau, arba gyvenau, arba norėjau. Tu užsidarai savį. Ir tu žinai, ką pasakyti per susirinkimą, tu žinai, ką sugėdoti, tu žinai, kur ką reikia kalbėti, kaip reikia skelbti, o viduj tave 100 klausimų, 100 nesusipratimų. Tada žmogus nustoja augti. Ir aš tikiu, kad daug krikščionių, jie tiesiog nustojo augti. Bet Dievas trokšta to integralumo. Lietuviškas vertimas sako, tobulas Jobas buvo, tobulas. O angliškas sako, integralus. Tai jo vidinis gyvenimas ir tai, kai jis kalbėjo, ir tai, kaip jis mąstė, jis nesiskyrė. O žiūrėkit, o tie draugai, jie atsistojo į Dievo pusę. Fainai stovė Dievo pusę, nes kaip, Jobai, tu nesupranti, Dievas jis visada teisus. Vat, kad taip įvyko tavo gyvenime, žinok, kažkas su tavim yra blogai. Dievas jis visada teisus, yra su tavim blogai. Jobas sako, ne. O jūs suprantat, va tas įsitikinimas, aš tokio Dievo nepažįstu. Aš tokio nepažįstu. Į Dievui kartais tai daugiau patinka, kai tu atsistoji toj pozicijoje ir duodi Dievui klausimus. Sako, Jobas sako, oi Dievas,
padarė, skaudino mano sielą. Nu tai pasakyti Dievui, va ten yra tai pasakyta. Man atrodo, 10 skyriui, aš dabar neprisimenu. Ar 9, kada Jobas tai pasako. Bet kažkodėl tai Jobas Dievui patiko daugiau. Negu tie draugai, kurie atsistojo į Dievo pusę. Ne, čia su tavim yra problemos. Daugiau Jobas sužinojo. Jis daug ką sužinojo, pasikalbėjęs su Dievu. Taip, dabar žinau, kad atpirkėjas mano gyvas. Dievui patinka va taip, va vidus mūsų vientisas. Taip. Ar tai reiškia, kad tu visada teisus? Ne, nebūtinai. Tas tavo įsitikinimas yra tiesa, nebūtinai. Bet tu kalbi. Tu kalbi su Dievu. Tu keli Dievui klausimus. Ačiū tau, Viešpatie. Atleiskit aš čia. Aš tiesiog buvau prisipildęs. Dievas papildė mane, aš taip sėdėjau. Gerai, brangieji, dabar mes turėsim Viešpatės vakarienę. Tai aš paskaitysiu vieno rašto vietą ir mes atsiprašau. Šiandien. Gerai. Bet aš galvojau, štai ką paliko mums Dievas. Juk tai yra esmė. Tai yra mūsų širdis. Čia. Nu, patrauk šitą nuo mūsų, nedaug Dieve. Kas mes? Kas mes? Patrauk iš tavo gyvenimo Kristų, kas tu? Mes kalbėjomės su vienu broliu ir sako, žinok, Svajūnai, aš nebemokėčiau gyventi be Dievo šitam pasauliu. Tiesiog nebežinočiau, kaip susitvarkyti. Mes turim tokį vyriausiąjį kunigą, per kurį galim artintis prie Dievo, kuris yra amžinai gyvas, kad mūsų užtartų. Laiškas Korintiečiam. Turim tokį vyriausią kunigą, kuris amžinai gyvas, kad per jį artintumėmės. Aleliuja. Jeigu anais laikais bijojo prisiartinti, tai šiais laikais mes nebijom. Ta prasme, kad turim amžiną užtarėją, amžiną advokatą savo. Amžinai gyvą. Aleliuja. Per kurį mes ateinam, suvokdami, kas mes ir kas jis. Suvokdami savo nuodėmes ir nuoširdžiai atsiprašydami. O į kam Viešpats duos ir atgailauti, tai tik jam šlovė. Galim artintis ir galim turėti gyvenimą ir išgydymą.
Ir galim būti sveiki, jeigu tai teisingai suprantam savo vidum. Ir gausim išgydymą. Ar dvasios, ar sielos, ar kūno, ar viso integralumo, aš nežinau. Dievas žino jūs. Čia yra jo kūnas, mes jį vėl laužysim. Ir čia yra jo kraujas, kuris vėl taškysis. Kai jis buvo plakamas, ten taškėsi. Ten buvo auka. Ant kiekvienos aukos, brangieji, nužengė ugnis. Bet reikalinga auka. Auka Dievui. Sudužusi, pasižeminusi širdis, kurios Dievas niekada neatstums. Niekada. Štai va dabar artinkimės. Pasitikėdami juo, ne savim. Suprasdami, eikim prie jo gyvojo Dievo. Viešpatie Dieve, mes dėkojam tau už tai, kad tu padarėjai, Jėzau. Tai yra labai svarbu mūsų gyvenimuose. Ir mes norim, kad tai būtų dar svarbiau. Ir svarbiau, ir svarbiau. Kaip tai beatrodytų fanatiškai, Dieve, bet kad tu taptum svarbiausias. Tai būtų mums džiaugsmas. Lipdyk mus, Dieve, kad mes nebijotumėm eiti tavo namus, į Puodžiaus namus. Nebijotumėm eiti, nebijotumėm. Ir tu, Viešpate, taip nusižeminai ir atidavei save. Tu nusileidai iki pragaro. Kaip šiandieną kalbėjo brolis, jis eina į apačią, tam, kad būtų iškeltas. Ir ten skelbia Evangeliją. Dieve mano, mes laiminam šitas sultis. Tai tikrai yra tavo kraujas. Tikrai. Ir laiminam šitą duoną, nes tai tikrai yra tavo kūnas. Čia tu, Dieve, užnešiai mūsų nuodėmes. Čia tu paėmei mūsų ligas, mūsų negalias ir mūsų gyvenimus, kuriuos mes atidavėm tau, Viešpatie. Todėl visa šlovė, Dieve, mūsų gyvenimuose, mūsų šeimuose, mūsų vaikuose, Dieve, būna tau. Padaryk mus tokius. Daryk mus tokius sava dvasia. Kai tu keiti mus sava dvasia. Tava dvasia. Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, Jėzau. Artinkime.